Paslaptis yra tame, kad mūsų organizmas stengiasi apsaugoti gyvybiškai svarbius organus nuo kokių nors cheminių teršalų ar kažkokių tai biologinių teršalų. Ir jeigu organizmą papuola teršalai ir mes toliau vis jį teršiam ir teršiam, jeigu mes maitinamės neteisingai, tai mūsų organizmas tos teršalus padeda ten, kur yra pati mažiausia kraujotaka. O ji mažiausia yra mūsų riebaliniam sluoksnyje, mūsų pilve. Ir ten ir slypi daugiausiai toksinų. Tai beje, kada mes pradedam valymosi procesą, detoksikacijos procesą, kada mes pradedam lieknėti ir organizmas pradeda tuos riebalus suvartoti, tuos trigliceridus, kurie yra mūsų riebaliniam sluoksniui, suvartoti maistui ir energijai, atsipalaiduoja šitie toksinai. Ir dėl to žmogus jaučiasi kartais truputėlį sunkiau, jisai darosi mieguistas, galbūt kažkokia gali atsirasti net odoj maži bėrimai. Tai yra tam tikri detoksikacijos požymiai ir nereikėtų to išsigąsti. Kitaip sakant, detoksikacija tai yra, kada mes sudarom sąlygas organizmui atsikratyti medžiagų apykaitos tam tikrų atliekų, kur jisai nesugebėjo atsikratyti normaliu būdu. Tiesiog per daug valgėm, per dažnai valgėm nesuderintą maistą, organizmas tos toksinus padėjo. Tada, kada mes sudarom sąlygas, jis juos išmeta į kraujo plazmą ir tada jie tiesiog iš mūsų organizmo šalinasi kepenų, inkstų pagalba ir kitų organizmo valymo organų pagalba. Jie šalinasi per mūsų prakaito liaukas, jie šalinasi su seilėmis ir taip toliau. Tai reiškia, kad ta detoksikacija vyksta visur, kur išsiskiria kažkokie tai skysčiai. Ir dėl tos priežasties kartais tu gali jaustis truputį prasčiau tam tikrą laiką, bet kad organizmas įsivalo, tada jam atsipalaiduoja gyvybinės funkcijos pačiam save gydyti, tada jisai pradeda gebėti įsisavinti maistinės medžiagas. Nes tai yra tam tikras užburtas ratas, kada mes neteisingai maitinamės, mes papuolam į tą užburtą ratą ir niekaip iš jo negalim išeiti. Mes valgom net ir kokybišką maistą, bet dėl taršos organizmas neįsisavina maistinių medžiagų. Maistinės medžiagos nesuskaidytos patenka į mūsų žarnyną ir ten toliau veisiasi bloga mikroflora, ji irgi labai smarkiai intoksikuoja mūsų organizmą, jinai siunčia tokias cheminės medžiagas, kurios patenka į žarnų sieneles ir ten nervų ląstelės, reiškia mūsų neuronai priima jas kaip tam tikrą signalą ir siunčia į mūsų smegenis, generuojamos yra neigiamos mintis, agresija, depresija, noras nusižudyti. Tai yra blogos mikrofloros pasekmė. Aišku, ne vien tik tai yra daug faktorių, bet vienas iš jų. Ir kada mes susitvarkom mūsų žarnyną, kada mes susitvarkom mūsų tą toksinų kiekį išmetam, tai organizmas gali tada pasimaitinti ir gali pradėti sveikti arba nesusirgti tam tikrom ligom. Mažėja bendras uždegimo fonas.